Sveiki! Šiandien aš noriu pasidalinti savo planais kitam mokymosi sezonui. Aš nežinau, pavyks man viską padaryti, ar tai bus per sunku, bet noriu pabandyti. Pirmas mano projektas – pabandyti nusimegzti megztinį pagal lietuvišką žurnalą. Šiame žurnale man patiko keli megztiniai. Kol kas dar nepasirinkau, kurį megsiu. Ir net nenusipirkau siūlų. Apie visus svarbius etapus papasakosiu, pavyks man ar ne. Antras projektas – skaityti knygą anglų kalba ir perpasakoti ją lietuviškai. Dabar aš mokausi 2 kalbas ir todėl toks formatas man labai tinka. Aš pasirinkau knygą The Humans autoriaus Matt Haig. Tai lengva fantastika. Knyga nėra didelė, tik apie 300 puslapių. Knyga padalinta į trumpas dalis, todėl perpasakoti ją bus patogu. Lietuviško vertimo nėra, rusiškas yra, bet tikiuosi, kad jo bus nereikės. Kai perskaičiau pratarmę, aš pajutau, kad knyga tikrai įdomi. Ir man norėjosi sužinoti, kas bus toliau. Bet rusiškai skaityti aš negaliu, man tikslas mokytis lietuvių ir anglų kalbas. Ir šiandien aš noriu papasakoti, ką aš supratau iš pratarmės. Pratarmėje pasakotojas, kuris nėra žmogus, kalba savo pasaulio skaitytojams. Jis sako, kad žmonės tikrai egzistuoja, nors kai kurie mano, kad tai tik mitas. Jis sako, kad žmonės keistos 2 kojų būtybės, kurios gyvena mažoje vandens planetoje. Jis sako, kad žmonių išvaizda atrodo iš pradžio labai keista, net bjauri. Nosis, lūpos, akis, ausis ir net antakiai jam atrodo sunkus suprasti. Pasakotojas sako, kad žmonės dažnai kalba ne tai, ką tikrai nori pasakyti. Jie gėdijasi savo kūno, o jų drabužių taisyklės yra labai sudėtingos. Jis pastebi, kad žmonės daro daug dalykų, kurie svarbus jų gyvenimui, bet jie jų nelaimina.
pratarmė man pasirodė įdomi, todėl aš skaitysiu toliau anglų kalbą ir perpasakosiu lietuviškai. Taip aš galėsiu treniruoti abu kalbų lygių. Ačiū, viso gero.